Sveiki mano žmogaliukai, pagaliau po tiek daug laiko susitikom ir pradėsiu vėl filmuot, ilgai nefilmavau ir aš dabar su didelė mašina važiuoju, nesu maža, o su didelė. Žiūrėkite, kaip atrodo pas mane veidrodžiai, jie vadinasi Šreks, su Šreku važinėju, čia mano visa kabina. Aišku, dar parodysiu rytoj, šiandien labai tingiu. Parodysiu rytoj savo visą vilkiką, bet nesmė. Esmė, važiuosim į Prancūziją, į Lyoną. Kai žiūrėjau nuo bazės, buvo 2000 berods, 100, gal 8 km, kažkas tokio, 2200 km. Aišku, pavažiavau gal 300 su biškiu, liko gal 1840 km. Nu ką, pasidarysim pausiukę. Aš biškai dar pasižiūrėsiu veidrodžius. Gal tikiuosi nekliudysiu. Aišku, ten dešiniai pusiai kaip ir gerai pastačiau. Bet čia nežinau, ar praleis fūrą. Gal ir praleis fūrą. Gal tikiuosi ir nevažiuotų čia. Nieko, pasidarysim pauzę ir judėsim toliau. O su parkingais problemom tai čia problema. Nu gal kitur kaip važiuosiu ir aišku visą naktį neminsiu, nes pavargsiu. Galvoju kažkur už Varšuvos, link Vroclavos pusės, link tos pusės kažkas stot. Kokias 7 atvairuot valandas šiandien. Nes visą naktį minsiu, paskui Vokietijai nėra su parkingu, teks važiuoti į kokį mokamą ir tai ir klausimas, ar rasiu vietų. Sveiki atvykę į naktinį Varšuvą. Neaišku, kur man važiuot, navigacija, žinau, kur aš važiuoju. Va, pirmasis tunelis Varšuvos. Laikykitės dešinės, laikykitės kairės, apsisukite, pravažiuojamas tarpinis punktas, la. Na, aš nesilaikysiu dešiniaus, važiuosiu aš tiesiai. Tiesiai. Po 300 metrų laikykitės dešinės. O dabar paskui dešinės, paskui kairės. Na ir viskas kaip ryte, ką tik sustojau, baigiau darbus. Parkingai visi užmušti. Nėra kur. Nei prisiglaus nėra. Žiūrėkit. Tai parodysiu. Viskas užmušta. Aišku, čia prisiglaudžiau. Čia pravažiuos fūra. Bet esmė tame, čia yra troliukai, lietuviai mačiau irgi prisiglaudė. Esmė tame čia negalima, nes čia tipo gabaritiniam kažkas tokio, bet ką padarysi, nu reikia kažkaip prisiglausot, būtas 9 valandos ir toliau važiuot. Dar aišku, tam parkingai, kur sustojau Stromazė prie molo, paprašė lietuvis, kad aš jam padėčiau, nes nežinau, kas jam ten mašina atsitiko. Toks kaip be kategorijos troliukas, ten prisikabino tą prikalbą. Nu, žodžiu, kaip platforma kažkas tokio. Tai žodžiu, nu jau pasižiūrėjau, pats bandžiau užkurt mašiną, bet nesukurė. Taip galvoju, oho, toks garsas, kai kuriesi, kuri mašina, o galvoju, gal starteris koks, generatorius negali būti. Paskui žiūriu, saukumas kaip ir nemanau. Aišku, ten saukumas, sakė, senas, 5 metų senumo, gal mažai raukumus, bet šį turiu gali būti, kad ir starteris. Nu. Bet padėjom, jam užkurtą prasme, ant auksyro. Uždėjom biškelį.
užkūrėm, padėkojo, sakė, gal alaus karbonkės nori, sakau, aš nieko nenoriu, svariausia, kad padėjau ir viskas, bet visi kišo tas karbonkė alaus. Nu, yra kaip yra. Viskas kaip ryte, biški sinūtikiai šiandien, einu aš ilsėtis ir ką iki ryt. Tai labas rytas, žiauriai sunkiai kėliausi. Nežinau, vėl pradėsim važiuoti, man likė apie 10 minučių, 12 minučių plus minus. Pridėsim toliau kažkaip iki važiuoti į Vokiečius. Bandyt dar aišku kurą užsipilsim, į Vokiečius įvažiuosim. Ten labai sunkiai važiuoti, kaip visą laiką link tos sienos. Kontrolė. Nu kaip nors. Darbą stebėsim, čia didelė mailiai. Čia duodu 100%. Na ką, sveiki atvykę į Kamščius. Du žodžiu. Kai visą laiką, nieko keisto, Vokietija. Lenkijos ir Vokietijos siena. Kamščiai. Įvažiuoti į Vokietiją. Aišku, visos fūros į antrą juostą, aišku, negalima. Keiska dar nenubaudė. Aišku, čia nedaug liko kilometras ir jau siena vokiečių. Bet prieš tai žiūrėjau navigaciją į telefonę, kad Kamščių kaip ir nelabai yra. Nesuprasiu. Gal tam pas juos gal pamaina keičiasi mažu, galvoju. Tam pavyzdžiui, pamaina baigėsi. Kamščių nėra, lengvai pravažiavau greitai, paskui atsiranda kita pamaina, man atrodo, ir paskui vėl kamščiuosi, vėl po kabutėse tikrina kažką, bet niekas netikrina. Labai retai, kada čia kažką tikrintų. Nebent kokius autobusus, pavyzdys, lengvasias, bet sunku vežimius, labai retai, kada mačiau kažką kažkur tikrintų. Matom, šitam postui matyti jau nėra. Šitam postui nėra, va kitas postas už tai. Savo nieko neveikia. Sėdi savo. Va, autobusą va tikrina. Ukraina. Žačiu. Nu, važiuokit žmonės. Kas per nesąmonė? Kamštis po kamščio. Negaliu. Kas čia buvo? Įdomu. Avarija. Avarija. Nu ir gerai, tu gal mažiau lenda, užknis. Lengvosios tik lenda ir lenda. Viskas, baigėsi darbo diena. Nuvažiuota apie 5 km, kažkas tokio, apie beveik 9 valandas. Aišku, dabar nelabai buvo vietos, bet pasitikčiau prie šaldytuvo, dabar zyzė, panašiai, kaip nors. Gal pasižiūrėti. Kaip nors kažkaip įsimiegosiu, vis tai kelsiu ne 9 valandą ryte, ne 9 valandas stovėsiu, kažkur apie 9 valandas, gal 30, 40, šias tokias startuosiu, nes nėra ko skubėti. Vis tiek aš nuvažiuosiu nemažai rytoj ir vis tiek ilgai stovėsiu ir lauksiu penktadienį ir iš ten įsikrausiu 2 taškus ir žiūrėjau iškosiu, ką pasikraut, gal koks pervežimas bus, nežinau, aš dar nieko saugos, tik 2 taškus turėjau įsikraut, o toliau bus matyti.
Tai va, galiu parodyti, koks parkingas. Va, koks parkingelis ir visi ilsisi. Aišku, vydaras yra minusas tas, kad turi čekį, bet tokį, kaip mokamas yra parkingas, sumokėjau 20 eurų. Bet esmė tame, kad neturi čekio, turi tokia kaip kortelė. Tai nežinau, man šiaip ir čekio reikėtų, kai mokėjau parkingą, bet kad nedavė. Na, žiūrėkit. Bet sokas eurų sumokėta. Aišku, ir galėjai ir dar paskui davė liktas kuponą už 12 eurų, galėjai kažką nusiveri pavalgyti. Jei nori, aišku, dar tokies DSMS, nes tenais nelabai ir išeis už 20 kažką pavalgyti, porą eurų. Nu ir viskas. Liktais už 20 eurų 14 valandų gali stovėti, už, net jei neklystų, 12 eurų berods, 4 valandas ar 6 gali valandas stovėti. Nu ir paskui jau ten kyla pabiškai, ten parinį pastaryt nori, panašiai, tenais ar 24 valandas ar kažkas tokio, ten jau kitaip jau kyla. Nu, kažkas panašaus. Nu viskas, kaip ryte, ilsėtis. Aišku, dar neparodžiau savo vilkiko, bet parodysiu rytoj, nes labai stengiausi kuo greičiau važiuoti į tą Prancūziją ir taip toliau. Viskas, kaip ryte, ilsėtis, iki. Tai labas rytas, važiuojam toliau. Bandom važiuoti į Prancūziją. Žiūriu, mašinų kaip išjungta. Jėzus Marija. Jėzus Marija, kiek mašinų. Taip išvažiuot. Tiesiog ten pačiam gale, ten po šlaubaums ir tipo ten išvažiuoju. Bandom pasižiūrėti. Žodžiu, kamščiai. Kažkas gal prisiskraidė arba kelio remonto darbai, du variantai. Va, prasideda iš pirmos juostos į antrą juostą. Reikia persirikiuoti. Akis padėkoti, nesileido persirikiuoti. Na va, 500 metrų ir aš Prancūzijoje. Čia man nelabai patinka važiuoti, nes čia žiauri siaura. Aišku, gražus vaizdai, čia kažkoks kaip tiltas. Čia bet nepakeliamas tiltas, aišku, kaip suprant. Laginą pravažiavau, tada bus dar kitas. Pažiūrėsim, ar bus prancūzų kaip ten apsaugos siena, kažkas tokio punktas, nes ten būna prieš durų ir nekartą mačiau, kad būna, kad stabdo ir sukti į biškį ten, kur patikrint nori dokumentus. Labai retai kada būna. Kai pasižiūrėti, ar bus vėl, kaip sakoma, pasieniečiai ant to žiedo. Nes va, to žilgo žiedas bus. Žilgas žiedas bus. Aišku, šitas ir nesąmojingas. Po 600 metrų žiedinėje sankryžoje rinkitės trečiąjį išvažiavimą. Nesąmojingas posūkis, labai toks staigus. Čia palėto, kad galėčiau įsilaužti savo priekabą.
Čia tas pats. Gerai. Kol kas nematau pasieniečių. Ant žiedo ir kažkol kas nesimato. Kol kas viskas kaip ir gerai. Rinkitės trečiąjį išvažiavimą. Tai va, sveiki atvykę į Prancūziją. Man iki taško važiuoti praktiškai liko 535 kilometrai. Kažkur būsiu netoli taško, galimai. Nežinau, kaip eisis šiandien. Jei labai gerai eisis, važiuosis, tada bus labai super. O kol kas gerai einasi. Na va, pirmas šlaublaumas prancūzų. Tai tipo kešo moka chvebra. Mokėkit kešo. Man nepatinka tai šlaublaumų, nežinau, kažkaip prancūzų labai įdomus. Labai kažkaip siauručiai važiuoti. Kažką nuskanavo. Ja, nuskanavo, viskas pravažiavau. Važiuojam toliau. Hebra. Važiuojam toliau. Viskas, sustojau. Žiauriai karšta. Sunku žiauriai vairuoti. Kondiškai baigėsi. Dabar nelabai šaldo. Tai žodžiu, baisu. Tai parodysiu dar vilkiką jums nužilgo. Baisu realiai, iš tikrųjų. Taip karšta, beveik 35 karščio šitoj vietoje, kur aš dabar randuos. Nu, kaip nors. Aišku, aš dabar pasidaręs skerstvėjį. Tai tos vėjukas pučia. Mano vilkikas kaip atrodo, realiai iš tikrųjų. Plius minus. O, spačiavo parkingas. Daug vietos. Žiauriai daug vietos. Labai gerai. Reikia biškai įsipilauti veidą, rankas. Biškai tik nelabai purvinos rankos. Tai atsigaivinti reikia. Čia jau ir šiltas vanduo. Ne šaltas, o šiltas. Kaip gera iš tikrųjų atsigaivinti. O dar vėjelis pučia dar geriau. Viskas kaip rytai 0 sėtis. Vietoje apie kažkur 4-5 ryto startuosiu. Aišku, man čia 2 valandas kažkur. Kiem 8 valandas važiuot. Nu tai plius minus. 5 kažkai startuosiu, kažkas tokio, 4 ar po pusė 5. Pasidės dar tą pas valanduką. Negerai 5, šitą 4 startuot. 4 startuosiu, tai aš dar lauksiu tai ilgai. Jie nuo 8 dirba. Nes 5, 6, 7, 8. Tai man reikia praktiškai 5 ryto keltis. Kažkur nuo pusės 6 išvažiuot. Nu jo. Nes paskui lauksiu. Prie vartų neįleis manęs. Tai jo, taip ir darom. Tada kai valandą startuojam ir viskas. Ir tada įsikrausim pirmą tašką ir paskui kitas taškas ir netoli apie kokie, jei neklystu, 20 km gal kažkas tokio. Įsikrausim ir šitą tašką ir viskas. Kol kas dar nežinau. Žiūrėsime, kas toliau bus. Kol kas iki. Tai labas rytas. Ką kaip ryte važiuojam. Liko man 206 kilometrai.
iki pirmo taško. Sikrausim į šitą tašką, važiuosim į antrą. Ir kol kas nieko dar nežinau, kur toliau reiks važiuoti. Dabar įsikrauju pirmą tašką, važiuoju dabar į antrą tašką. Sukite kairėn, tada sukite kairėn. Čia matau kamščiai. Labai čia įdomiai kažkaip, nežinau, nesuprantu aš. Vienas šviesoforas, kitas šviesoforas, nebesuprantu, kaip čia yra važiuoti. Praktiškai. Nu, davai. Šitą tašką įsikraunu. Važiuoju pasikraut. Pilnas į vokiečius įsikrauti reikės, bet ten įsikravimas tik pirmadienį. Supratau, patvirtinu pakopinį. Va čia galėsi važiuoti, bet ten jau vėl bus raudona. Eis. Sakau, taip nebuvo. Sukite kairėn, tada sukite dešinėn. Sakau, taip nebuvo. Mane vedindavo gatvė į tą pusę, kur siauras susukta. Daugiau net nevažiuosiu gyvenime. Važiuosiu, va šitas mano pusės. Ten neapsusukti. Kankinausi susukti. Čia irgi labai sunku, nenamušti. Sukite dešinėn, tada žiedinėje sankryžoje rinkitės pirmąjį išvažiavimą. Po 200 metrų žiedinėje sankryžoje rinkitės pirmąjį išvažiavimą. Sukite kairėn. Žodžiu, užtrakau beveik 2,5 valandos pakrovime. Ačiū Dievui, pasikroviau. Ką, liekam toliau iki iškrovimo. Geriausiu atveju tik sikrausiu pirmadienį. Važiuoti man liko 1100, gal 40 km, kažkas tokio. Iki iškrovimo taško. Ir ką, įsikrausim tenais. Ir žiūrėsim, kas pakeliui į pakrovimą, kokį gal į Lietuvos pusės. O gal kas judam? Nu ką, judam po biškį. 200 metrų sukite dešinėn. Čia labai didelė teritorija ir dešiniai pusė, va, kur matosi. Ir va tiesiai ofisas, ten reikėjo ir krautis prie rampos, privažiuoti. Paskui parodysiu kitur. Va čia, blėt, siauraumėlis. Eina šikt. Tas žiedas tai toks siauras, kad net verkt noris. Viskas gerai, sukamės. Ir važiuojam. O čia parkingas dešiniai pusė, kaip suprantu. Va čia man reikėjo pirmą kartą atvažiuoti, bet aš kai nežinojau, tai kaip ir gavos. Labai didelė teritorija. 200 metrų sukite dešinėn. Va šito vieto vakairiai pusėje, kur va reikėjo man nusukti, mačiau kroviausi. Viskas jau sakė, jie nebedirba. Dar spėjau pasikrauti. Man net vartai uždaryti. Įdomiai kažkaip. Kas kaip ryte baigiu darbus. Anksčiau stojau. Atvairavęs 8 valandas, nenoriu, kai sakoma, naudotis 15 viso bendro, nes paskui neturėsiu 9, nes turiu tik paskutinę 9. Jeigu geriau panaudosiu, daktą startuosiu, nesuksiu galvos. Kelias bus švarus.
nebus tų kamščių, pravažiuosi greitai ir daugiau nuvažiuosi kilometrų. Man praktiškai iki taško iškrovimo liko 931 kilometras, bet kaip užmigt, tai neįsivaizduoju, nes žiauriai karšta. Vakar ne taip buvo karšta, buvo karšta, bet ne taip, šiandien tai visai karšta. Baisu. Ką padarysi? Gerai, rytą bandysiu eit miegot. Sutiksim rytoj. Tai labas rytas, naktis. Bus man jau 3, biškai pramigau. Tai už valandas išvažiuot. Tai ką padarysiu? Čia turiu devinkę. Jo, turiu devinkę. Dar biškai prikėlė mane. Tai buvo sunku užmigt. Akrodas mane prikėlė, sako, gali dar biškai patrauk kokį metriuką. Nes netilpa, aišku, čia suprantu, nes tamsu, nėra apšvietimo. Ir labai sunku pamatyti. Nes pas mane buvo laisva vieta kairėj pusėj parkinge. O nežinau, kaip čia išvažiuosiu, nežinau, kaip sustatė, tai... Nu, kaip nors, pasižiūrėsiu. Sustosiu ir pažiūrėsiu, ar čia pralentų iš kairės, ar nekliudysiu fūros. Ir važiuosiu aptaliau. Tai vat, kaip ryte aš Vokietijoje. Numyniau gal apie 700 gal kažkas tokio kilometrų. Man iki taško liko 219. Viskas baigti darbai, lauksim pirmadienio. Šiandien yra šeštadienis. Sekmadienį gali važiuoti niekur. Tokiam normaliam parkinge atsistojau radau, bet kad su vietom čia problemos, tai aš nežinau, jie čia anksčiau baigė darbas, ar kaip suprast, ar jie ten nedirba, jie penktadienį sustoja ir viskas, ir stoja iki sekmadienio, o iki pirmadienio. Aš nesuprantu, realiai iš tikrųjų. Parkingai dachuje. Fūrų. Ir nėra laisvų vietų. Ačiū Dievui, kad radau laisvų vietą, bet pasisekė. O ką, atsisveikinam. Tai gal pirmadienį, nežinau, gal kažką dar paveiksiu, pažiūrėsiu. Kai šitam parking gero yra, tai gal dar pafilmuosiu rytoj. Nu, žiūrėsim, susitiksim. Kol kas iki, einu ilsėtis. Labas rytas, chebrytė. Šiandien yra pirmadienis, važiuosim įsikraut. Oi, dar būtų gerai vėlai pabėgočiau, bet reikia važiuoti. 224 km. Čia buvo 219, bet 224 km ne ten, biškai taškas buvo uždėtas. Ten kažkaip žiūrėjau, guglinausi, labai mažai aikštelė, kaip suprantu, bet ten bus galima kažkaip prisisukti. Nu, pirmą važiuoti reikia. Paskui žiūrėti. Jie nuo 8, kaip supratau, dirba. Žiūrėsim, kaip... Atvažiavau į pakrovimą, tą pirmą tašką įsikroviau. Tas pirmas taškas nefilmavau, nes ten nebuvo draudžiama filmuoti kažkodėl. Bet ten buvo biškai reikalų įvažiuoti, įvažiavau, išvažiuoti, tai buvo sunku. Nes ten reikėjo atgalinių, ten sustabdė eismą. Sukite dešinėn. Sustabdė eismą. Dabar atvažiavau į pakrovimą. Matau, fūros laukia. Po 300 metrų pasieksite savo kelionės tikslą. Fūros laukia, dar palauk, stabtelt reikės. Dešinė. Tai pravažiuotų kitos fūros. Čia nevažiuoja. Čia tiek daug fūrų, blėt, čia kaip suprast. O, bля, kiek čia laukiu. Jobis, Marija. Einam pasižiūrėsim, nes čia matau, reikia dar laukt. Žodžiu. Čia metai pasikroviau labai daug mašinų, labai daug fūrų. Kokios eilės kosminės. Jau seniai
buvau tokios eilės. Net jau pavargęs, net negaliu prakalbėti žodžių. Nusipisęs, atsiprašant, tą žodžio esmė. Aišku, tam buvo dušas, tualetas, ten gali naudotis, tik aišku, tak vienas tualetas ir dušas. Gal ten reikėjo, gal man miegot kažkaip prisiglaudęs, būčiau nuėjęs į dušą. Ai, kaip nors. Tenais žodžiu, nusišlapęs, karšta. Nusipisęs, pavargęs, jau tikrai buvau tenais. Bet daug nuvažiavau, apie 400 gal 2 kilometrus per šiandien, nes man laikai sudegė. 15 bendrų laikai beveik sudegė. Dar turiu kažkur apie 2 valandas bendro, bet jau ar verta važiuoti. Paskui nerasiu kažkur parkingų vietų. Jau geriau, kai saukama stot, anksčiau. Man vis tik trečiadienį iškrovimas. Ryte man liko praktiškai iki namų, iki Alytaus, tik 1007 kilometrai, tai čia tik trečiadienį iškrovimas, tai va, pakilsiu, pavyzdžiui, kokį 4 ryte, kaip pavyzdys, išvažiuosiu, va, drąsiai prašoksiu visur ir neksuksiu galvos. Būsiu gal už Varšuvos net. Ja, turėčiau būti už Varšuvos. Ir viskas. Ir važiuosim trečiadienį ryte, jau būsiu iškrovime Alytaus. Sukrausim Alytų ir turėtų baigtis reisas. Jis jau biškai ilgokai. Kažkaip ilgokai. Jau pavargau. Jau šitą reisą tai pavargau. Čia irgi vietos yra. Viena vieta. Čia matau irgi fūra miega, kita vieta. Taip per tarp viduriuko pasitačiau. Ir gerai. Nu ką, kaip rytai nulisėtis. Einu pavalgyt. Ilsėtis. Vis. Žiūrėjau, pavargau. Sustiksim rytoj. Čiau. Tai labą rytą, mano chebrytė, sukurkim mašiną. Aš esu neseniai įvažiavęs į Lenkiją, užsipylęs kurą. Judėsim toliau link Lietuvos, link taško, link namų pusės. Man iki taško liko 891 kilometrus. Judam po biškį. Na, aišku, čia užsistatė. Kaip nors paralysim čia, pasuksim dešiniau ir išvažiuos. Sukite dešinėn. Tuoj pasuksiu už tau tą dešinę. Važiuok. Reikia žiūrėti, kad neužkobyčiau bordiūrėlio, o dabar galim laužtis. Na, čia irgi atsargiai reikia, nes čia labai didelės dūbės. Oi. Kai važiavau į Lenkiją, tai pamačiau kokie kamščiai, tai Jėzus Marija, įvažiuojant į vokiečius. Nuo 5 ryto praktiškai. Galvoju, eik, tu šikt. Na ką, Varšuva, kamštynas. Oi. Man iki Lietuvos liko 384 kilometrai iki taško iškrovimo. Tai būtų tas taškas vakar mane sušikęs.
Beveik buvau iš pačio ryto, nu ne iš pačio, kokie apie 10-11 tikrai buvau. Ir žodžiu, gavosi taip, kad kaip gavosi. Būčiau ten greit pasikrovęs, būčiau kokius 3 valandas užtrukęs pakrovėjimą, tai dar, žinai, dar nieko. Aš ten ištrukau vos ne visą dieną. Nieko nepakeisiu aš. Būčiau šiandien namuose. Gaila, laikų neužteks man grįžt. Tai grįšiu tik rytoj. Ką padarys? Viskas. Baigiau darbus. Galima ilsėtis. Liko iki taško iškrovimo. Apie 300. Gal 3-5 km kažkas tokio. Susitvarkiau kabiną, įsivaliau. O dabar dėtų kryžių žiūrėt. Aš tik kilomą pasiklot. O čia pasiklosiu jau rytoj ryte, kai jau važiuosiu link namų. Daiktus irgi susidėjau. Tai aišku, dar čekis biškai apsitvarkyti. Viskas. Įsivaliau, grindys švarios, gražios. Aišku, tik su batais. Reiks vėl valyti. Nieko, išvalysim vėl. O ką? Ok, tai ilsėtis. Rytoj keltis net reikės pusę. Tai žodžiu, 3 nakties jo važiuosiu, nes Lietuvoje bus 4. Galima biškai ir po 3, bet gal 3 judės. Nu, žiūrėsiu, bus matyti. Nes čia man nuo šitos vietos iki praktiškai bazės arba iki nacionalinio praktiškai taškas prie pat. Tai man važiuot... man važiuot, ta prasme, apie kokius 3 valandas kažkur minučių. Kažkas tokio. Žodžiu, bus 8 valandą ryte. Plius minus. Tenais. Viskas kaip ryte, ilsėtis, gal sutiksim ką rytoj. Iki. Viskas, mano reisiukas baigtas yra. Įsikroviau tus taškus, dar pasikroviau savo kitą krovinį, važiuosiu į Vokietiją, į Hamburgą įsikraut. Čia sekmadienį išvažiuosiu. Antradienis iškrovimas ir paskui Hanovai pasikrausiu parodą ir atgal, kai sakoma, namo važiuosiu, irgi trumpas reisas gausis. Kol kas atsisveikinu, susitiksim sekmadienį. Paspauskit laiką, subscribe, pasidalinkit su draugais ir kol kas iki.